Na ką, labas rytas. Šiandien aš pradedu savo dieną nuo to, kad pradėsiu dekoruoti namus Halloween'ui. Tai šiemet, kaip ir kiekvienais metais, mes su Artūru hostinam Halloween'ą pas save namuose. Tai pagal tradiciją mes su draugais važiuojame į kokį nors Halloween'o parką, praleidžiam laiką ten ir tuomet atvažiuojam pas mus namo šildytis, valgyti vakarienę ir jaukiai leisti laiką. Praeitais metais mes praktiškai nieko nenuveikėm, nes mes su Artūru per Halloween'ą labai stipriai susirgom. Tai va, praleidom tiesiog laiką namuose, dviese, kas buvo labai liūdna. Tai o šiemet norime pakartoti taip, kaip buvo užpraeitais metais, nes buvo žiauriai smagu, visi turėjo raganų skrybelės, visi padarė maistą kažkokį tematišką, halloweenišką papuoštą. Kartu dekoravome mūsų namus, kiekvienas suvežė kas ką turėjo, kas kokias dekoracijas rado. Mes tada jų dar daug neturėjom, bet kadangi šiemet jau tikrai turim pakankamai, tai jau galime patys viską sudekoruoti. Tai reikės Artūro paprašyti, kad atneštų dėžes su dekoracijomis ir dar būtinai padarysime haulą iš praeito video pirkinių. Tai dabar užbaigsiu savo arbatėlę ir eisim su Artūru neštis dėžes. Šitas žaisliukas yra mano mėgstamiausia dekoracija. Čia yra iš Timo Burtono The Nightmare Before Christmas. Šitas yra toks cute, jis mane visada taip džiugina ir iš tikrųjų aš jį radau netyčia Vinted, nes man atrodo parduotuvėse tikrai sunku tokį dalyką rasti. Labai kokybiškas žaisliukas, firminis, nu žodžiu, žiauriai cute. Aš tau pasakysiu, pasirodo, ne tiek mes daug tų dekoracijų ir turim. Tai šiemet dar nusipirkau va tokį meleką. Pasižiūrėkit, koks cute. Kažkur sėdės savo taip. Taip pat aš kažkodėl labai šiemet užsinorėjau dekoracijos su varna. Tai va kaip tik ir nusipirkau. Nežinau, man tai labai gražu. Labai patinka. Dar šofį. Tai viskas įdomu. Tai nežinau, kažkaip šiemet mane labai traukia varnų ir kaukulių tema, tai vat dar tokį nusipirkau iš Pepko. Ir dabar jau pereinam prie pačių pagrindinių dekoracijų, tų, kurios aš nupirkau half price praeitame video. Pasižiūrėkit į šitą grožį. Aš jau jums rodžiau praeitame video, nu labai prabangus dalykas ir įsivaizduoju, kad ateityje mūsų dideliuose namuose labai gražiai atrodys. Toliau štai šitas gražuolis. Aš jau 100% žinau, kurį pasistatysiu, man net nereikia galvoti, jau jo vieta tikrai yra. Va toks gražuolis. Dėl šito dalyko aš šiaip dvejojau ilgai, bet nusprendžiau nupirkti. Man nelabai patinka jo spalva. Tai mes su Artūru jį tikrai perdažysim, nu jau ne šiemet, bet gal kitiems metams. Tai man realiai tik spalva nepatinka, bet šiaip labai gražiai atrodo. Irgi galima čia tokią storesnę žvakę viršaus pasistatyti. Manau, tikrai gerai atrodys. Ir paskutinis dalykas yra tikrai nemažas. Mano mama pasakytų, kad tai jau tikrai too much, bet man žiauriai gražus daiktas. Tikrai vėlgi galvoju apie ateitį. Ateityje namuose labai gražiai atrodys. Ir jau dabar irgi šitas dalykas jau turi savo vietą. Aš 100% žinau, kurį pastatysiu. Tai irgi geras, tai jisai dar šviečia. Artūrai turi? Įsidėt baterijas. Turėsim tokių? Turės. Jei. Aš jaučiu naktį, kaip gražiai švies. Šitą maligėlį man kaip tik neseniai draugė padovanojo.
Mes su Artūru dabar atvykom į kino teatrą, laukiam draugų ir žiūrėsim filmą Beetlejuice. Jau 2 kartus. Nu, nes pirma dalis vadinasi Beetlejuice, tada antra vadinasi Beetlejuice. Kaip trečia vadinasi? Beetlejuice. Gerai. Tai va. Žodžiu, norim biškį dar daugiau sugauti to Halloweeninio vibe, tai manau šitas filmas mums jį padovanos. O kaip tik draugai. Kaip visada, aš esu sūrių popkornų žmogus, Artūras saldžių ir taip gaunasi, kad aš niekada neįimu jo popkornų, jisai mano. Done flapping. Like dream. Well, really more nightmare material, but thanks. Na ką, mes ką tik atvykome iš kino, tai ką galiu pasakyti apie filmą. Mes su Artūru nesame matę prieš tai Beetlejuice, vakar pasižiūrėjome pirmą dalį pirmą kartą, nes norėjome pasiruošti tiesiog šiandien, suprasti, kas vyksta ir mums antiek nepatiko pirma dalis. Tas pats Beetlejuice, jisai buvo labai toks šlikštus, vulgarus ir buvo visiškai nemalonu žiūrėti ir pas scenarijus neaiškus, tai kažkaip mums nepatiko. Ir mes suabejojame, ar mums verta eiti antrą dalį, bet visgi nusprendėm nueiti ir visiškai nepasigilėjom, nes antra dalis yra tokia smagi. Visų pirma, labai fainas halloweeniškas vibas, yra humoro, labai patiko visi aktoriai, scenarijus smagus ir tą patį Beetlejuice personažą pagerino, jis jau nebėra toks vulgarus šlikštus, o jisai kaip tik pradeda patikti. Tai nežinau, mums labai patiko filmas, aš manau, kad ateityje per Halloweeną tikrai peržiūrinėsiu, nes jisai turi tą gerą Halloweeninį vibą. Tai va, labai rekomenduoju. Jeigu mėgstate tokius filmus, manau, tikrai turėtų patikti. Labanakt. Atvykome į kavinukę Kiras. Čia daro veganiškus deserčiukus ir pasižiūrėkit, kokie cute halloweeniniai desertai. Ragausim. Kokie fainoliai. Kiek čia daug visų susirinko. Atsargiai. Ačiū. Prašom. Taip, žinoma. Norėjau parodyti savo jaukų outfitą, bet Spurgytė prašosi ant rankų, nepaleidžia manęs. Tai va, taip atrodau ir mes su Artūru šiandien važiuosime į Halloweeno parką, kuris vadinasi Farmland prie Kauno. Tai va, o pyragėliai lieka namie. Man čia labai patinka, čia yra taip miela ir iš tikrųjų, jeigu jūs ieškote to tokio jaukesnio, mielesnio Halloweeno, tai čia yra ta vieta. Žiauriai jauku, faina, visa tokia fermos istorija.
Prasidėjo lietus, tai dabar bėgam su Artūru slėptis, išgersim arbatos. Žinokit, pavalgėm ir ką tik praėjom kelis namukus siaubo. Tokių baisių namukų aš dar nesu mačiusi. Be animatorių man buvo tai baisu, tiesiog. Nupirkom dar zefiriukų, tai dabar kepsim čia prie laužo. Jūs neįsivaizduojat, aš tiesiog visiškai įsimylėjau šitą parką. Čia yra geriausias parkas iš visų, kuriuose aš esu buvusi. Mes su Artūru apėjom tą siaubo dalį. Tai žinokit, pasiėmu savo žodžius atgal. Jeigu jūs norite jaukumo, tai čia yra max jaukus kampelis. Ir jeigu jūs norite siaubo, čia yra max baisus kampelis. Rekomenduoju atvažiuoti visiems labai. Kadangi mes su Artūru aktyviai ruošiamės jau Halloweenui, tai nusprendėm šiandien išskaptuoti moliūgus. Tai turime 2 gražius moliūgėlius, tai jau parodysiu. Ir nusprendėm šiandien visą šitą procesą padaryti šiek tiek įdomesniu. Tai šiandien planuojam skaptuoti moliūgus miške prie ežero, manau, užkūrensim laužą, pasidarysim savo tokią jaukią atmosferą ir tiesiog pasinersim procesą. Tai va, toks planas. Parodysiu jums, su kuo mes šiandien dirbsim. Turim labai gražius 2 moliūgėlius. Pasižiūrėkit, koks grožis. Ir dar vienas šiek tiek mažesnis. Va, pasižiūrėkit. Labai gražus. Tai va, pasidarysiu dabar arbatos į termosiuką ir po truputį judėsim. Čia mūsų malkos laužui. Visame krante esame tik mes ir va šitas žvejys. Šiandien yra absoliučiai tobula diena ir tobulas oras tam, kad čia atvykti, nes čia yra taip ramu, taip tylu, jokių žmonių, jokio vėjo, tiesiog labai gerai. Gerai, tai aš šiandien nusprendžiau padaryti personažą iš filmuko, tai galėsite atspėti, koks personažas ir koks filmukas. Artūras dar su saviškiu kovoja. Jis pas mane didesnis. Tiek pas mus vagavosi. Aš manau, kad mes nunešime vėliau giliau mišką gyvūnėliams palikti.
pradedu, bet aš vis pergyvenu. Jo. Nežinau, kad gerai gautųsi. Savo iki galo. Opa. O, kiek gražuoliai. Tadam! Automatiškai. Štai tokie gražuoliai pas mus gavosi. Laukiu, nesulaukiu pamatyti, kaip jie atrodys naktį.